Tami šitą kalnų miestį tai nemačiau nei vieną tuktuką. Žodžiu, čia tuktukų nėra, reiškia. Čia viešbutė irgi pakalbė, mane tokie pakistaniečiai, ne irgi čia po tus kalnus daudas, keliaujant draugų kompanijai. Sako, tu čia viens keliauji? Sakau, viens. Viens? Su mašinais? Ne, su tuktuku. Su tuktuku. Bet turi vairuotojai, ne pats vairuoju. Pats. O žiūrėva, ką stabda, paimam. Nu, paimam. A ne, išsigondo, vėl sustoji toks abalts. Veidą iškart susikreipė, o kas čia? Apelsinų šitą užvež. Žiūrėkit, va ką, darbaujas krauna dėžis. Nice. Goodbye, čilas. Prisičilinom jau pakankamą parą beveik laukdami, kol įsikelts video. Kas čia dabar bus? Na, viskas. Vesta. Ką reklamauja šitą viešbučią? Kon čia dar man įdomi. Panašu, kad cementaun betokon. Vieni akmenys kratų, kiti betoną pėlant viršos. Tuokim išalka. Gers. Blema dabar važiuoju ir toks atrodo porta, ką važiuoju daugiau nei PM. Ir galvoju, kažkas ir negera. Tai dabar žiūrėkit. Kodėl pažiūrėjau, čia tik vyno pusė varšas ir čia nėra švies. Bet bėda netami, bėda yra vėl kardani. Nežinau, matot, bet unta baig varštą atsisokti. Ir matos, kad uns jau linkst. Čia šitą irgi linkst jau. Čia pala veina išvies, man atrodo, trūkst. Tuktuki, laikyk kardaną. Malikum assalam. Prisistač, žmonės sakė pagelbės. Kažkur netoliai ir servis iš Paliet nuvažiaus, gal starkys. Kokie mašinos numerė klausiu? Lukas, sakau. Where are you coming? Lithuania. Lithuania. Lithuania? Tamam petrol. You guide me, Honda. You Honza? Honda. With me? I go Gilgit. Okay. I am from Pakistan, Muslim, you are Christian, I am respect. I respect you too. Thank you for helping me. Atsigersam arbatas, kol tvarka. Aukštis toks dabar. Wow, this is your hotel? Yes. And it's left direction left. Fairy Meadows. Left direction. Beautiful. Bliam, bilga jau tvarka, ne to ar varštų tokių, kokių reikčiai išvažiavę iškuoti kažkur. Žodžiu, sutvarkė kardaną. Čia įdėjai varštą, katro trūkst. Ir čia veito vandens įpilsiam antifrizą. Nes važiausiam tiem, kur yra minus 20. Viskas, servis padaryts. Važiuojam toliau. Okay, you here? No, I am his guide. You two boys, no.
Guide? Why? No. No guide. I alone, no problem. You video me. Okay. Go. Yeah, go. Bus stop. TikTok. Okay. TikTok. TikTok, viral. Okay. Okay. Okay, bye-bye. You are my best friend. You too. Tuo prasme, čia važiuoju, žiūriu, varžas paigi iškrėsti. Šito kito pusė niek nėra. Ką prisokti. Eik šalin! Eik šalin! Nu, išsigondot? Vaflė. O girdot, o kas ši per garsa? What the fuck? Seniau dirb nedirbdam. Čia glušus kiauras, kas šį yra? What the fuck, pradėjai lyst problemas vienas po kitos. Gera paleimonė, čia va tiep neturėtų būti. Ta balon šitą. Bet čia dėl to pamės laikikliaus toks garsas. Žiūrėkit popkorną. Ką aš čia prituiningavau ton mašiną? O, policija. I am good, but I need a mechanic. Fix. Problem. Assalamu alaikum. Mechanic? Mechanic, I need mechanic. No mechanic. Where is the mechanic closest? Jaglot? Jaglot. Jaglot. You hear like? Brr, not good. Man dabar reikia nuvažiuoti iki Jaglot, 30 km, ten susitvarkyti tuktuką, o unta man ir kelionės tikslas Kundžer aptop, 335 dar lieka. Koks garsas! Esu savėjai! Nu šitą kažkom privažiavau, gal sutvarkys. Ai, ne, čia da blogiau, šitą baigį nukrėsti, šviestas glušas. Šitą. Vau, vyva. Kas apie mašiną suprant, jaučiu galvo, nu vaflis, niek nesigauda. Nu dzin, ir kas gaudos, padės. Nu būtų šiaip gera, turėti raktų komplektą. Čia ir aš pats suradęs nuo problemų, ten sutvarkis, čia privežtas varžas. Šiaip vis problems, grina vis problems su varžta susien. Tai nulūž, tai atsilaisvent, tai... Čia ant vėjino tik laikos. Negali to sutvarkyti, bet jaučiu, kad zin. Įdėjai čia varžtą. Ir prisoka tentus. Ir tik 3 centą paėm 9 eurų. Labai gera viskas, tai varom toliau. Bliam, nedaug šiandien ten nuvažiavau.
Po 2:20 jau, 8 km dar liek iki miesteliaus Gilgit. Aš galvoju, kad vienintelis pasaulyje 7 žvaigždučių viešbutis yra Dubajau, bet pasirodo ne. Yra va ir čia, Pakistane. 7 žvaigždučių viešbutis ir pizzą gali pavalgyti dar čia, tai to ir padarysiu. Reik daiktą pasiimti, kad nepavok nieks. I would like pepperoni special, garlic mayo fries. Okay. And soft drink. Okay. Okay? Okay. Hello. 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 Nu, 7 žvaigždučių viešbučiaus restorane jau nepigia buvo valgyti 6 eurą, nu, nepigia, pagesnėčiam kainom sakėjom, arba skanė, normalia. TikTok. छोरे पनीर मां फटे गई दोबारा पी रहे थे ना आरो किड थे थोड़ा आवाज भी गया लगा छोरे पनीर मां फटे गई छोरे पनीर मां फटे गई दोबारा गिरमु सजावा Koks ilgas tik toks. Žodžiu, varau iki viešbučiams viskas. Hello. Huh? China border. China border? Yeah. Okay. Čia sugedo kažkas matyt. Ir sakė, gali pavežti, sakau, gali. Okay, thank you. Okay, thank you. Gera, viskas užtekšnėjo važinėtis, pasitikrinam aukštį, štuko 4,8. Tikslas pasiekti 4600. Ir atvariau jau prie viešbučiaus. Turiu netgi paaiškinimą, kodėl būtent apsistosiu. Tai, ką valgiau, iškojau korčių pernakvačių negalėčiau ir radau žiaurį pėgvėjai, ta prasme aplinkau, nežinau, kiek kilometrų spindulių, niek panašaus, niek tiek pigiai nerais. Ir tada skaitau atsiliepimus, žiūriu, lietuvis parašys atsiliepimą. Čia lietuvis buvo apsistojęs, galvoju, čia ir ženklas, kad irgi man reikšniai čia pernakvoti. Tai Andrius sako, kad gera kaina ir fain šeimininką. 4 eurą už naktį. Zia Guest House. Niek daug nesitiku, nei šildymą, nei šiltų vandens. Už 4 eurus nereik čia niek daug ko norėti, bet jį parašyti po jų Wi-Fi'us. Tai jau gera. Ir tada pažiūram, končia už tus 4 euriukus mes gausiam. Tik nežinau, kaip čia įeit. Čia irgi užrakint. Hello! Zia Guest House, how do I? Yeah, here? Assalamu alaikum. Paskambins kažkam tai jau? Halo, Čunka. Alaikum salam, Čunka, konanu. Aš išversiu. Čunka. Sako, Alaikum salam, avaz navanya. baltas žmogus atvažiavo. Halo. Su tuk-tuku. Nepatikėjai atmeti. Skambinu iš naujo. Čunka. Aš tau rimta? Salam, konanu. Labas, nu rimta, sakau. Baltas. Kere gestek ko tu nan daral vai. Anas gurjama vai, anu talai chabi walata. Nu, su tuk-tuku atvari, primės baltas, nori pernakvoti. Duris užrakins, atvaryk. Va. Ai, čia tik atrodo, kad užrakins. Está bien, de cara. Un poeta sana al bet. Al hati.
देखना सही उमर हाँ कमरा ले तूने देख ला दे ब्लॉक कमरा आवला या चाबी या ने deve não sei quem deixar nada aqui nem chega até Manager is coming wait Окей. О, rado raktas čia buvo padėtas. Get come with. Very nice. No light. Yes No electricity. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, brother? I'm good here. Oh, nice to meet you. Brother, Yes? come here. Okay. Brother, tu anda ke tabu mein ho. This is the I set the room Uh-huh. and bed clear, okay? Okay. Only 5 minutes. I think electricity come 1 hours. At 6 o'clock. 6 o'clock. Okay, no problem, no problem. 1,200? ah yes Nu čia man tuk nieks neprižiūrės, tai išsiims sakum. Sleep. Yeah, later. Weather is hot. Cold. Yeah, no problem. Follow. Wait, my friend. Can I buy something? Buy water? No? There? Okay. Tu gali parašyti grocery shop. Assalamu alaikum. Va kiek skanukų. Bet jo nieks čia elektros neturi. Bet sak 6 valandų turėtų atsirasti. Since you're doing tours, can I ask you something? Yeah. I'm going to China border Yeah. with rickshaw. You can do that? Rickshaw. No. No. No? Not possible. Why? Because the some ways have freeze. Freeze? On the road, yes. That's why But it's allowed. allowed. It's allowed. Yes, allowed. Okay, I will try. Yes, allowed. I will try. Dangerous road, right? Very dangerous road. Okay, thank you very much, sir. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bliam, nėra vis tiek. Nu, žiūrėk, iš tikrųjų atsirado elektra 6 valandą. Užėkit. Tai va, turėjom tokį kambarioką. Aš miegosiu čia šitą, 2 guli lova, dar 1 lova ir dar 1 čiužinys. Realiai bookingai, ką prezervavo veitę, tai čia ir yra kambarys 4 žmonėm, tai čia 4 žmonėm 4 eurą. Tai jeigu su draugelės keliauji, po eurų susimet šitą ir permeigti. Pasak. Taip pat turime tuliką. Bet aš nesimaudys tiesiog šiandien. Ryto pasiimsiu jau geresnį viešbutį. Ir viskas. Dabar ir 1 laipsnis, o naktį nukris iki 2. Tai man davė 1, 2, 3 kaldras. Aš paeditinsiu dar šiandien ir einu miegoti ir pasakysiu ryto, ar buvo šalta. Labas Kur tuk-tuks? What the fuck? Taigi juokaunu, vakar persatėm vakarį. Sak, čia saugiau. Sak, čia 100% saugu. Sakau, kiek procentų ten saugu? 50. Ar buvo šalta? Ne, nebuvo iš tikrųjų. Su rūbas miegojau plus 3 kaldras, tai... Tik nebuvo elektros. Elektra buvo 2 valandas, gal nuo 6 iki 8 kažkur. Tai nelabai išėjai pasikrauti dalykus, tas biški leva, bet gal kaip nors.
Oi. Iškerpstončiau, nes. Dėliuoju Lego. Nu, vedas. Oi, kaip bitutė. Šiaip teorišką aš jau šiandien galėčiau pasiekti Kinijos sieną. Nes kiek valandų? Dar nėra ne 8. Ir teoriškai išeit šiandien, bet reikėtų konkrečiai važiuoti ir vien tik važiuoti. O aš noriu dar ir pamatyti biškį kažką, sustoti pafilmauti ir kelių objektuką nusižiūrėti. Tai šiandien atsipūtėm, važiuojam link Tekslą, sustojam pasižvalgyti, o rytoj jau pušinsiam bus mūsų Tekslas Summit. Tikus, kad viskas čia gerai gausas ir pavyks. Vakai mokykla irgi šitą. Po 8-3 minutės jau vėlonžalčia. Šitą matos tas miestas, apie ką aš visim teik šneku, gilgit. Man atrodo nevėsas. Ten dar toliau turi būti nemaža pastatų namų, to prasme, pat miestą, nes nemažas tas miestas, net oros savo tor, tai wow. Bet aš šiandien užsoks grįžtams. Assalamu alaikum. Full. Pasirūpinam degalas, kol dar esam čia šalia to miesto. Plovykla šitą gaila nedirb. Mačiau nevėjai jau tokį tik galvoju, bliam, jeigu netiem plausiu kažkokį chemiką, nenuplaut jūsų vardų. Oi, ai, nerek. Ta prasme, nu jūs pažiūrėkit. Nu ką, gražiai. Šitą dar gražiau. Masyvus šitai kalnyną, belekiek. Tai šitą vadinas Karakorumu, man atrodo. Kažkas tokio nežinau. O ten palei Kinijos eina yra Himalajų kalnyną. Tai jaučiu visi žinote, ne, kad didžiausias pasaulyje kalnas yra Everest, bet ar visi žinot, kad antras palei dydį yra K2 kalnas, katras yra Pakistane? Gal ne visi žinot, tai dabar žinokit. Bet man atrodo, aš ano nematys važiuodam savo maršrutą. Kits dalyks, nežinau, kiek šitų laipsnių, nėra internetą, bet žiaurė šal kojais. Pačiam nėra šal, bet kojom bata. Matot, sustojau užvalgyti kažko parduotuvėlėje, on tą turi ir samosų, dar kažkokių nesamonį. Tai yra ras, įsigeržda prie to patį. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Ons nori važiuoti su manėm iki Kinijos sienos ir aš sakau, nenoriu aš. Aš noriu viens nuvažiuoti, viens pasiekti savo tikslą. Nu, fain žmogus, pavis normaliai niek neskal, bet kad ten labai jau suvaibintumėm, tai nėra irgi, tai sakau, ne. Ir šiaip, man atrodo, būtų neprotinga be šitais papildomus svorį, juolab, kad lauk monis tokie kalnai jau dabar jautas, kad nebėra teiktos traukos dėl mažesnio oro kiekiaus. Tai atšaukta, važiuoju toliau. What the fuck? Gerai, atsiprašau, dabar ramiai. Štai čia yra Atobad Lake. Labai gražus ežeras, apsuptas kalnų, žydras vanduo. Matome, galima ir pasiplaukioti su valtele čia.
Wow, tikrai įspūdinga vieta. Taip pat čia matome, kad Pakistanas ir Kinija yra draugai tokie, sakykim. Long live Pak-China friendship. Va, geras. Irgi. Jo, aš vakar žiūrėjau, tai žiūrėk, kad čia vara. Atrodo, nebijor kelią. Ir tada čia vėl atsiranda. Aš galvoju, gal čia su kažkokiu keltu turi persikelti, plaukti, bet ne. Čia įlendi ir tunelis. Įvės laik tunelių, čia šitą varysom ir čia išlysom vėl kelią. Įdomu. Kon, tuk-tuks. Laikas daro, ne? Viskas gera. Šaunuolis. Crazy veita, eik savo. Beje, aukštis toksa. Čia tas ežers iš kitos pusės ir žiūrėkit tą pačio keikį ir čia visko, ne? Viskių laivukų. Yra džetski, gali paplaukėti zuvunę ant motociklų. Keturačiai ant tai ir ant smėliaus gali raižyti. Bet žmogaus nevėjina. Nu, nes šaltai ir. Čia viesdavo ir koks didelis. Nežinau, net dirbt, ten kažkas jaučia, kad net ne. Praleido vėjų objektą, norėjau žiaurę aplankyti, savo. 15 km atgal važiavau tas kalnas, čia neapsimojo, grįžtam sustos. Bet važiaudams pamačiau irgi tokį įdomų objektėlį netyčia. Pažiūrėkime dabar. Boom. Rainbow Bridge, vaivorykštinis tiltas, LGBTQ. Užlipam. Man patinka vyrai. Nejuokauju, žiūrėkit. Oi, tu taigi čia užsimuždėlį. Ką per tarpą neįkrėstum, tu iks vėlas uždėtas. A čia išgelbėta nuo skažiam. Perėjau. Pakelčiau droną, bet didelis vies, bišk bijau. Kaip čia padaryti tas tiltas ar atitink saugom reikalavimus? Nežinau. Į akmenį įsikalti šitą tokiai. Ant 4 taškų laikos. Šiaip jei nori filmuoti, fotkinti tiltą, tai šiam centų kainuon, bet ne sezonas ir tai net nėra čia kam susimokėti. Jaučiu. Nu čia sėd kažkas, bet nepraš manęs pinigų, tai gal ir nereik tada. Ai, beje, žiūrėkit. Iki Tiekslą 124 km. Iki miesteliaus Katramšinėn Meigos 3,5. Ai, ne, paprašys dėl to susimokėti čia tie žmonės, katrai sėdėjai. Thank you. Tikra buvo verta šiam centų, aš te pasakysiu. Tikra buvo verta, labai fainė. Nuvesks privažiavau paskutinį miestelį prieš Kinijos sieną ir galvoju, viešbutį reikia susirasti. Sustojau, žiūriu, blemu, čia geras viešbutis. Nuėjau pasiklausti kainos. This order is new operational. Thank you. Wow, viva. Hello. I just want to know the price for one night. Cheapest option, cheapest room. 25,000 per night. Tai 8 eurų. Aišku, matos, už ko mokytą prasme čia
Kosmos, bet nesama, ne, teik nemokės, aš varau iškoti pigesnį. Gera, pažiūram to ant šitą. Blemba, bet irgi jauč bus brangus. Gera atrodo. Nice. And this one is 6,000. Yes, 6,000. Okay. Nice. And this one 3,500. Okay. Wi-Fi here working? Yes, it's working. Okay, this I will take care. Gerą žodžiu, kokia piraga. Buvau dar palieks čia iki miestą, išsiimt grinų ir bankomats, bet nedaug čia nepriėm užsienietiškų kortelių. Nuvariau pavalgyti, skanė buvau šių akcijom patiek. Ir tada dar iki mechanik buvau palieks, kad on gluš laikiklį veina pritvirtinti, nes ant veintis laik, bet rikša, no possible to fix. Žodžiu, nesutvark, tai varys tiep. Dar parduotuvė buvau nusipirkau skanukų vakarau ir viskas, varom, pažiūrėsam kombarį. Tai kombarį jau ką pirmatėt. Čia liks dušas. Sušėlt vonin tiep. Iš krano nėra, atneš kėbirą šaltą vandens. Thank you very much, sir. O su šėldymu tai tiep šitą dujinį šėldėm, sakė daus 3 valandom šiandien ir dar ryt iš ryto pusvalandžio. Šėlts vandau ir šėldėms papildoma kainavo 4 eurus man ir pats kambarys apie 9 liktai. Jei kas pataisysiu čia. Tai va, tiep ir gyvenu. Fainė. Prolonga. Vaizdėlis geras. Ryto važiuoju jau iki neįseina. Savo. Aš mėnesį laik čia važiavau ir ryto jau ir tą dieną, kur bandysam pagaliau pasiekti. Nekantrauju sulaukti rytojos. Kad tik išeitų nuvažiuoti ten, savo. Gera. Susitiksam ryto. Kapin šalta, bet kiek. -12 dabar ir čia. Nėra lava pasiekti ir plius elektros nebeirik, ten vakar tik kelias valandas. Buvo patogiau atjungt galiai. Dar galim apžvelgti aprangą. Tai 3 kojinės, kėda, 2 kelnės, 2 maikės, 2 megztiniai ir striukė, pirštinis, ta kaklaskarė, keporė ir jaučiaveskas. Šiaip nelaba šito laiko, tur iki neįsėjans ir 9 km, bet labai didelis sukėlėms, tai nežinau, kuo greičia nes tus kalnus važiuoti, plus man dar tus 9 km reikia grįžti. Tai jaučiu tiesiog net nestosiu nikur varau ir viskas. Some day. Sunkiai net paspausti mygtuką, kad pradėti filmuoti, aš taip suduntium taip. Čia yra aišku 24 valandas dar, bet aš nemanau. Nieks net ten, nėra čia aplinko. Petrol? Ir? Bilem prižadinau žmogų šitą mėgti irgi. Ai. Tokį šilitovį Viktor. Bet aš neužteks benz, man reikia daugiau tikrai, man atrodo. Blem, noriu voninį išpilti, kad turėčiau daugiau laisvų bambalių, bet šitą užšalis. Ledo gabalas toks. Ir kontušių dabar padarysi. Žmogus. Paprastas, eilinis. Nieko nebaigis. Nieko. Maybe more a little bit. And this. Tai kad čia pripilpir ir
Bet gera, dabar čia ir paskutinį degalinį jau. Iki kiniai sėms nebebus nieko, nei jokių gyvenviečių, nei degalinių. Tai žodžiu, judam ir viskas. O kodėl čia taip? Gera, kad nesu mašinas. Čia jau net apvažiuoti neišeis, man. O, paren. Assalamu alaikum. I want to go to Kunjarab Top. Where are going? Kunjarab Top. Punjab top. Yeah. But why? Why? Enjoy. Yes. This is ये कहा था देश चरण ना टाइम ठीक है ना $30? yes yes I don't even have that much on cash. okay Can I pay card? nee No card. no card cash only cash Only cash. I didn't know that it's $30 entry. Wait, I'll check how much I have. Pakistani rickshaw Yeah, yes I have 21,000 8,400. for my night. When I come back, 5,000. Okay, I have money left then. you can pay next check post. You will be paid the next check post. Žiūrėkit, kaip čia gera atrodo. Ei, so. Kaip šalta. Assalamu alaikum. Pačiam nėra gal labai šalt, bet su rankom prasta situacija o su kojom išvės batą, nejaut pėdų. Bliam, žiūrėkit, tu išlikštaus tūlik dar nesumats. What the fuck? Dontis valos. But dollars, I don't have dollars. Pakistani. Okay. Okay. Aš kažką buvau apsiskaičiavęs, kad 3 eurų, bet ir žiūriu, jiems $3 tipo kainaun, bet galvoju, kaip aš čia be išgyvens, be pinigų. Bet ne, aš dar turiu apie 7 eurų, man atrodo. Tada taip gaunas. Biškų špėlti. O, šėlts maninuks, kaip gerai. Da, biškų, ačiū, thank you. Okay. Ha. Oh, hello. I'm good, you. Okay. Kaip gyvenai čia? Fainė. Assalamu alaikum. How are you, sir? I'm good, how are you? Fine, thank you. 3 čia neįra. Okay. Gal tie padarysiu. You sit there. Ui, ką gera. Thank you. If possible. Yeah. Yeah. Oh, okay. Agaunu, man atrodo. Kaip gamin. Agaunu, peina and sugar. So you all live here? Yes. Nice. Leopard. Yeah. Whoa. Kaip gerai sušilaudavo. Atsigavęs aš šitą gali gyventi dabar vėl. Žodžiu, padarė arbatas maniai, daunus iškėpė.
ir susimoku ir lieku toliau. Už 30 km bus dar vienas toks apos, tai gal vėl sušildys mani ten kažką. Ir dar už 20 km, tada jau viskas skiniai sėin. 5-2 kg beliek. Yes. Thank you! Vėl čia už 100 metrų kaip pas. How are you, brother? I'm good, how are you? Okay. Okay. Thank you. Sustojau, nes prisiminiau, kad aukštis neberodžiau, tai dabar į 3400 jau. Tai lieka dar pakelti 1200. Šiaip žiauriai autas, kad tuk nebėra traukos, atrodo lygiai atkarpa. Ten nežinau, speedometras blogą rod, bet kokiam pėm čiutka bent, kur šiaip įprasta važiuoju 7.5. Kažko ten pareguliuoti, or padavėjom, or kiek liktai galėčiau, bet gal nereguliaus, po to prireguliaus, po to blogiau bus. Ta prasme, visą kelią, nei vienas žmogaus nemačiau, neprasilinkiau su nei vien mašina. Čia aš vienas te važiuoju, te apgaunas. Arba kit vėliau atvarys. Fainė, bet to pačiu ir neramiai, jeigu kažkas atsitiektų, nebūtų kas man padėtų, ryšiaus nėra. Interneto nėra. Ne, viskas gerai ir. Ką fainė, negal. O, žiūrėk, čia kažkas ir. Aš čia svaigsto, ten to kamurkė žmogus gyvena. Čia va jį parašyti, ir kitų liks, va. Čia gali šiukšlis išmesti. Biškai gėda dabar. Buvo, nueis, tik kameras nepasėmiau, kažką darbaujas, man atrodo, ne čia. Tas bambukas. Varau toliau. Užsipils dar benzą. O antras bambalys jau eina. Kiek čia dar? Ai, beveik pilnas jau. Tai 3 litrus sudeginau ant kiam kilometrų. Šal rankas, tiep veinu pasišėldau. Tada tiep veinu pusobins pasišėldau. Ir visai nebloga. Žiūrėkit, kaip čia atrodo. Ai, savo. Bet neslyst. Nu biški. O, gers. Eik, savo. What the fuck? Hello! What are you doing here? I have a wildlife department. Police? No, What? wildlife. Wildlife department, okay. Čia sakė kažkoks aplinkosaugininkas, kažkas panašaus. Ir jo, čia yra gyvūniukų visokių fainų, bet nieko nemačiau dar iš tikrųjų. Sakė, ten aukščiau, gal kažkam turėčiau pamatyti. Gers. Jo, sakė, kad grįžti vatinas, sustok, atsigersam arbat. Gera, sakau, gera. Any chance to be warm a little bit? You have heating? Yeah. Biškai tai jau pašilį, nes bata kojų nebejaut visišką. Kaip gera, kai ir tai postas stojimą atkai, nes kitiem tai čia amputuoti kojas jau reikėtų. How much temperature now is? Outside. Outside. Minus 1.8. 1.7. Minus 17, minus 18. And in the summer? 8, 9 plus. Oh. Geriau vasarą važiuokit. So 10 days you work here? Yeah. 10 days at home. Oh, good. No? 17 kilometrų belieka. Negali patikėti. Dabar koks serpantinis manis laukia. Toks tą ir tada ten į priekį. down in Karachi,
kalnai jau tiek sunkiai. Šitą trūkčio net irgi. Aš tuo apsauginių klausiau irgi sakau, čia reik pareguliuoti, o noriu padavėm. Ne, sak, važiuok, po biškį, ramiai ir važiuok. Sakau, gera. Veidrodėlis kontik nukrėtų. Nu, sėk, belėti, triperi, davai, kabinį, lipi. Sulaužiau, netyčia. What the fuck? Kokiai vaizdą! Jau neapdaug belėti. Toks vos važiau. Lucas. Winter के ख्वाब चले 3 Can I go closer to the I can go. Aukščiausias pasaulio pasienis. Ir aš taip, kamera. Prie nuo sutukto, o ko ne. Wow. Kokia kelionė. Negaliu patikėti. Dar vienas dalykas, kad man reikia padaryti. Kaip čia laikydavau? Nu, žodžiu, va taip kažkap. Blemba, gerą pavariau. Didžiavau savim iš tikrųjų. Nežinau net, ko daugiau jums čia pasakyti. Gal ačiū? Ačiū jums labai, žiauriai ačiū. Šiaip nemaža fūrų iš Kinijos į Pakistaną važiauna. Iš Pakistano į Kiniją, ne vienos. Dar vienas bajeris. Ai, du netgi yra. Ten, žiūrėkit, jį parašyt. Aukščiausia virš jūros lygiaus esantis bankomats. Nu, du ir tai nežinau, kad raščiau aukščiau, bet abu du tipo aukščiausia. Ir, nu, žiūrėk, legit bankomats. Pamanom nusimti pinigų. Nu, į konca ką? Nu, žiūrėkit dabar. Žiauriai noriu tūlik. Užlūžu. Would you like to continue? Oh, yes. Nu gera, priims kaip ženklą, kad nedausčiau man pinigų. Gerai, kad kortėlis nesuvalgė. Nu pabandom dar ton. Neveik. Gerą varau į miestą, iš katro startavau, nes čia šalta labai yra. Ir šiaip sunkiai filmuoti kažkon kapnėjau įtkųjų ronkų. Labas. Žodžiu, praėjau beveik 24 valandas nuo to momento, kai atsisveikinau su jumis nuo Kinijos sienos. Ton dieną grįžau vakarį į tą miestelį, katrami startavau. Ir ten pernakvojau kažkokiam nesąmoningam viešbutį. Vėl, aišku, be patogumų, Nu, atnešė, aišku, šėltą kėbį ir vandens. Buvo elektra nuo 6 iki 11 valandos. Wi-Fi'us kambariai neveikia, bet irgi veikia tuo momentu, kad buvo elektra reception. Žodžiu, davė ir dujinį šildytuvą, bet niekas ten neprišėldo, per naktį savo ir nesišildys, tai vėl mėgau su 3 kaldrom, su rūbas visas, o šį rytą išvažiavau ieškoti geresnį internetą. Ir iš tikrųjų radau. Dabar esu Hanza miestelį, uns jau ir 170 km nuo Kinijos sienos. Ir žiauriai gerveitėlį, žiauriai gražiai aplinkau. Saulutė šveitų, net šalta nebėra, nors -2 dabar laukia. Gal parodys net. Taip atrodo. Yra Wi-Fi'us padorus. Yes.
O čia mano kambariuks. Yra ir šėlts window, ir internets, kaip sakiau, ir šildytovo vakar sakė, kad neš. Žiaurė gera ir tik už 9 eurus, o vakar už to nesąmonį mokėjau 12. Čia dar nėra paskutinis video, nes reikia padaryti vieną ir labai svarbų dalyką, tai išsiaiškinti, ko darom su tuktuku. Pirmas variantas. Su tuktuku parvažiuoti į Lietuvą. Per Iraną vėsą, per vėsą Turkiją ir per vėsą liekusią Europą. Nevėjo ką, teoriškai galbūt ir įmanoma, bet reikėtų ne tokių metų laikų daryti ton, ne žiemą ir reikėtų labai daug pasirašėjimą, daug atsarginių dalių ir daug norą ir ryžtą ir labai ilgą šiaip užtrauktų. Tai tas variantas atkrenta. O antras variantas. Tiesiog man bandyti kažkam parduoti ir žiūrėti, kiek pinigų iš jas atgauti. Kainavans 1450, už kiek parsidaus, neaišku. Ir trečias variantas, tuktok kelti antralą, pargabenti anon į Karačį, į miestą iš katro startom, ten yra uos, ir krauti anon į konteinerį ir per jūrą siūsti anon į Lietuvą. Žiaurė norėčiau turėti Lietuvo tuktuką. Telšiaus raižyti savo projektą, daryti kokias ekskursijas galėčiau šiaip vežioti žmonės. Belė, kiek būtų fainai ir šiaip atsiminėjams. Bet kiek domėjaus, nesąmoninga suma gaunas, kad to negyvenint ir šiaip labai daug viskių keblumų ir reikalų. Tai kadangi tuktuką iš tikrųjų pirkau ne aš, o mano rėmėja KV1 Cosmetics, profesionali plaukų priežiūros kosmetika, pasižiūrėkit. Mes su Ona sutarėm, kada jie nupirks, o aš po to gali pardausiu ir atidausiu pinigų, tai kiek dar iš jas žinau gauti. Tai jeigu norėčiau tuktuką turėti Lietuvą, man reikėtų tuktuką nupirkti, žinau, bet čia ok. Žiauriausias dalykas, tai kiek kainuoja viskai muitą, importą, viskai formalumą, ten, nežinau, ok, Lietuva man yra, ką man priregistruoti, kaip motociklą, kaip žemės ūkį kažkokį techniką. Jei kaip motociklą, man jau vėl reik teisių motociklą netur, nes 200 kubikų. Tai idėja žiaurė faina, bet kiek vėsas tas reikalas kainautų, tai kiek domėjaus apie 5000 eurų. Tai sakyčiau, kad ne, atšaukta. Nebent jūs žinot kažko daugiau, ką įmanoma būtų parsigabenti pigiau. Tai žinot, prašau, prašykit. Beje, čia yra žmonės, katrai po praeitą video nusprendė prisidėti prie mano kelionės finansišką. Ačiū anim labą. Tai ką prisakiau, tas video dar nėra paskutinis, dėl to jums sakau, iki pasimatymo.